aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Alleluja, šlovė tekyla jam. Alleluja, giedame jam. Visi giedam. Alleluja, šlovė tekyla jam. Alleluja, giedame jam. Mano Dievas, tavo rankose mano likimas, maloniai išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi. Tu mano dėl savo vardo saugai mane ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Tu mano Dievas, tavo rankose mano likimas, maloniai išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi. Tu mano dėl savo vardo saugai mane ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Šventas
augštint, augštint, širdis mūs trokšta garbint, garbint, balsą tavei mums šlovint, šlovint, tau per amžius giedam. Išlaisvinai, grandinių nebėra, išsirinkai, mane vardu šaukei. Mirties nebėra, tu įveikei ją, iš nuodėmės ištraukei mane, bet to laikyti negalim viduj, mes skelbiame, kad norim tave mes aukštint, aukštint, širdis mūs trokšta garbint, garbint, balsą tavei mums šlovint, šlovint, tau per amžius giedam. Ir norim tave mes aukštint, aukštint, širdis mūs trokšta garbint, garbint, balsą tavei mums šlovint, šlovint, tau per amžius giedam. Ir norim tave mes aukštint, aukštint, širdis mūs trokšta garbint, garbint, balsą tavei mums šlovint, šlovint, tau per amžius giedam. Ir norim tave mes aukštint, aukštint,
visada esi šventas, šventas per amžius. Troškimas aukštinti tave visu savo gyvenimu, garbint tave, gėriuosi tavimi, Dieve tėve. Tavoji meilė surado mane, širdį atiduodu tau, mano gelbėtojau. Tik tau vienam noriu gyvent, noriu sekti tavim, nes tik tu esi tiesa. Vienintelė tiesa žemėj šioj, širdį atiduodu tau, mano gelbėtojau. Tik tau vienam noriu gyvent, noriu sekti tavim, tu gyvenimo šviesa. Vienintelė šviesa žemėj šioj. Širdies mano troškimas aukštinti tave visu savo gyvenimu, garbint tave,
už pralietą kraują, ten mano gėda ir kaltes prisiėmei, mirtim sunaikinai. Ačiū tau už meilę, tavo pervertas rankas. Šiandien laisvas ir teisus, vėl galiu glaustis prie tavęs. Vertas esi avinėli, karalių vainikuotas būk, per amžius valdyk. Šlovingas Jėzau, Dievo Sūnus, brangi dangaus auka esi. Ačiū tau už kryžių, už pralietą kraują, ten mano gėda ir kaltes prisiėmei, mirtim sunaikinai. Ačiū tau už meilę, tavo pervertas rankas. Šiandien laisvas ir teisus, vėl galiu glaustis prie tavęs. Vertas esi, Dieve, tu vertas, avinėli, karalių vainikuotas būk, per amžius valdyk. Šlovingas Jėzau, Dievo Sūnus, brangi dangaus auka esi. Gal kažkam tai sugadinsiu šiandien nuotaiką. Galbūt griežtą žodį esu paruošęs. Reikia ir tokio žodžio, ne? Iš ties susirenkam, kad būt Dievo akivaizdoje, savo viešpatės nematom kūno akimis, bet tikim, kad jisai žvelgia į mus, stebi mus, ne? Ir kad mes nuo jo niekur nepasislėpsim, brangieji. Kokį tamsų kambarėlį namuose beturėtum, vis tiek nuo jo nepasislėpsi. Kaip ten širdį kažką tai beslėptum, vis tiek nuo jo nepaslėpsi. Viešpats jisai mato, ne, kame šiandieną gyveni, ko trokšti, kaip elgies. Ir
Ačiū Dievui už jo gailestingumą, už jo kantrybę, kad jisai kantriai laukia to vaisiaus mūsų gyvenime. Vėl ir vėl patrešia, palaisto, apkarpo ir kantriai laukia, kol duosim vaisių. Tokia ganytojo širdis, tokia mūsų viešpaties prigimtis. Ne? Norėjau paklausti, ar esat kada nors meldėsi tokia malda? Tiesiog neatsakykit, savy tiesiog apmastykit. Dieve, padėk man save apiplėšti. Dieve, duok man jėgų, išminties ir supratimo, kaip save apiplėšti. Dėl tavęs, dėl artimo. Tiesiog nuoširdžiai. Viešpatie, kaip man save apiplėšti? Greičiausiai, jeigu kažkas tai meldėtės, tai labai retai. Jeigu iš vis meldėtės tokia malda. Bet ar tai teisinga malda? Ar vis dėlto mums reikėtų melstis tokia malda ar panašiom maldom? Ar Dievas nori, kad tokių dalykų prašytume? Dieve, padėk man save apiplėšti. Bet mes gyvenam šitam pasauliu ir mes žiūrim, kaip gyvena šis pasaulis. O šis pasaulis žiūri, kaip įgauti išminties apiplėšti kitą. Kaip įgauti išminties pasinaudoti kitu. Ne? Ir tu matai, kad kaip tai yra priešinga Dievo karalystės nuostatom. Kaip tai yra priešinga Kristaus širdies nuostatoms. Nes kada mes skaitom Filipiečiams laišką, ten aiškiai mes skaitom, sako, Filipiečiams 2 skyrius, 6 eilutė, kuris esybė būdamas Dievas nesilaikė pasiglemžęs lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmones. Kristus apiplėšė save. Ne? Bet Paulius jisai sako, kad mes būtume panašus į jį. Kopijuotume jį. Ir jeigu Kristus viešpats apiplėšė save, mūsų tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas, kaip raštas sako, tai mes jo pasiekėjai. Kaip mes gyvenam? Ko mes trokštam? Ko mes prašom pas Dievą? Būna taip, kad mes prašom, Dieve, mane nuskriaudė, atlygink jam. Mane apiplėšė, dabar tu jį apiplėšk. Viešpatie Dieve, te tavo teismas neužtrunka. Dar kol šitoj žemėje gyvenu, norėčiau matyti atlygį tam niekšui, kaip tu atlygini jam už tą skriaudą, kurią padarė man. Jėzus savo mokiniams sako, nesuprantat, kokios dvasios esat. Kokios mes dvasios esam? Kas mūsų širdyse patalpinta? Ar ne Dievo sūnaus prigimtis mums duota? Jeigu Dievo sūnaus prigimtis mumyse, jeigu Dievas mus atgimdė savo dvasia, ne? Tai kodėl mūsų dvasia nešaukia taip, kaip Kristaus dvasia šaukia, būdama šitoj žemė? Kodėl mes nenorim kopijuoti savo viešpaties? Nes
mes nenorim. Mes nenorim savęs apiplėšti. Kažkokia tai nesąmonė. Kodėl aš dabar turėčiau save apiplėšti? Mums nepatogu save apiplėšti. Ar taip? Iš kitos pusės mes net tingim save apiplėšinėti. Dabar paimti ir save apiplėšinėti. Dėl ko? Dėl ko? Ir jeigu išties mūsų širdyse nekyla tokia malda į Dievą, vėlgi, koks matymas mūsų viduj? Ko aš trokštu šiame gyvenime? Kaip aš matau šį gyvenimą? Kaip aš įsivaizduoju, koks jis turi būti? Ko aš meldžiu ir prašau Dievo, kad būtų mano gyvenime? Kaip Kristus apiplėšė save. Mes skaitom. Nesilaikė pasiglemžęs lygybės su Dievu. Esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Įsivaizduojat? Visagalio Dievo kelias šitoj žemėje. Tas pagerbimas labai neilgas buvo viešpaties Jėzaus. Kol jojo ant Asilaičio į Jeruzalę, ne? Plojo mokiniai, pasiekėjai apsiaustus, po Asilaičių, palmių šakas dėjo. Ir kiek tam to laiko užtruko. Pagerbė viešpatį. Bet po to šis pasaulis visai kitaip pagerbė visatos valdovą. Ne? Daug įvairiausių prirašyta yra, ne, kaip viešpats buvo pagerbtas šio pasaulio, išniekintas, pasityčiota iš jo. Ir ar Jėzus nežinojo, kas jo laukia? Jis žinojo. Ir jis ėjo tuo keliu, sąmoningai. Atsisakęs savo šlovės, atsisakęs savo jėgos. Tam, kad tapt panašus į mus, prisijimti žmonių kūną. Tam, kad vargt, prakaituot, nebeturėt tos dieviškos šlovės. Tapt žmogumi, paprastu. Iš viso, gimt kūdikiu, gimt tvarte, kaip pasakyta, kur gali kiekvienas ateiti. Didiesiems tik tai reikėjo nusižeminti, kad ateiti į tvartą ir pagarbinti. Ne? Paprasti žmonės galėjo laisvai eiti pas visatos kūrėją, apreikštą žmonėms kūne. Ir jis nusižemino, buvo priklausomas nuo žmonių. Tėvai turėjo jį saugoti. Erodas sukilo, pavydas apėmė, reikia nužudyti. Negali būti kito karaliaus, nes išminčiai atėjo ir išdavė paslaptį. Būtų žinoję, išminčiai greičiausiai būtų nėję. Pats Erodą klaust, kur čia gimė žydų karalius. Jeigu būtų žinoję, kas gims Erodo širdį. Bet jie galvojo, kad ten turėjo gimti. Ne? Atrodo, žvaigždės išskaitė, suprato, kad tas laikas reikia aplankyti. Bet kaip? Tiesiog nepasigilino. Ir Kristus apiplėšė save. Ir sako, būkit tokio nusistatymo, kaip mūsų viešpats Jėzus Kristus. Būti tokio nusistatymo. Ar aiškiai sakoma? Būti tokio nusistatymo kaip viešpats Jėzus Kristus. O Jėzus Kristus apiplėšė save, paliko savo šlovę, savo jėgą. Visą tai, kas jam buvo deleguota. Ir dabar
mes esam kviečiami apiplėšti save. Ir kągi mes galim nuo savęs nuplėšti, brangieji? Paliksiu savo bajoro titulą. Neturiu aš titulo bajoro. Gal kažkas tai ir turi, ne, kažkur tai kraujy kažkieno tai yra, bet nežino. Bet turiu minty, kągi mes turim, ko mums būtų gaila palikti dėl viešpaties. Bet žiūrėkit, mes įsikabinę laikomės ir dažną kartą mes laikomės įsikabinę savo silpnybių, savo ydų. Ir viešpats sako, apiplėšk save. Apiplėšk save. Ir mes sakom, ne, tai labai brangu. Neturiu jėgų, viešpatį. Bet ar nori turėti jėgų apiplėšti save? Ar nori turėti išminties, kaip apiplėšti save? O taip. Bet viešpats sako, aš tau duosiu, tik tai pasimelsk tokia malda. Tik tai pasimelsk tokia malda. Dieve, duok man išminties, jėgų ir supratimo, kaip apiplėšti save. Viešpats išlies gausybės savo ragą. Bet žinot, mus baugina, mus gąsdina. O jeigu viešpats pareikalaus iš manęs to ir ano žaisliuko mano pareikalaus, ne? Kad ten nebesilaikyčiau, ar ten to nedaryčiau. Atrodo, tai tiek daug. Bet iš kitos pusės, brangieji, žiūrint tai, ko mes esam raginami, prašomi, sako, būkit tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Kristus apiplėšė save ir nesilaikė savo lygybės, savo didybės ir tapo tarnu. Ir dabar mes esam kviečiami palikti savo pozicijas, palikti savo aroganciją, savo išdidumą ir apsivilkti tarnomantijomis. Apsivilkti tarnomantiją šeimoje, apsivilkti tarnomantiją bažnyčiai, apsivilkti tarnomantiją darbe su bendradarbiais, mokykloje, studijose, apsivilkti tarnomantiją. Bet į mane visi koja šluostysis. Palauk. Tu bijai, kad kažkas tai į tave su panika pasižiūrės, kad tu tapai tarnu ir patarnauji iš širdies, atiduodi save, dalini save taip, kaip viešpats tau įsakė, ir tu bijai, kad šis žūstantis pasaulis iš tavęs pasijuoks. Tai reiškia, kaip dar nepažįsti savo viešpatės, kuris, ką ir Diana minėjo, kuriam paklūsta vėjai, audros. Sako, žemė gali drebėti ir žmonės joje iš baimės elgti. Bet sako, aš laikau žemės pamatus. Aš laikau. Ir mes esam šiandien kviečiami tapti tarnais, apsivilkti, sekti Kristaus pavyzdžių ir nesilaikyti pasiglemžus tų dalykų, kuo mus viešpats kažkur tai pastatė, padarė, davė. Ir be abejo, reikalingas tikėjimas. Ar mes galime įsivaizduoti, kad savęs apiplėšimas dėl Kristaus tai yra didžiulis turtas mums? Savęs apiplėšimas dėl Kristaus tai yra didžiulis palaiminimas mums. Bet kaip mes žiūrim, kaip mes matom. Jeigu mes pilni šio pasaulio idėjų, kaip pasakyti, meilė šitam pasauliui, tada mes sakysim, ne, tai kvailystė. Pasaulis iš manęs juoksis, pasaulis mane valysis kojas, aš toks nenoriu būti. Bet Kristus sako, aš atėjau tarnauti,
Aš atėjau atiduoti save. Visiškai atiduoti. Ir Kristus save visiškai atidavė. Ir mums yra sakoma, būkit tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Būkit tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Mąstykit taip kaip Jėzus Kristus. Ir dažną kartą, sakau, ar mes meldžiamės, ar mes prašom, Dieve, duok išminties, jėgų ir supratimo. Žinot, mums yra kasdienė malonė suteikta. Kasdienė malonė suteikta pažinti Dievą. Kasdienė malonė suteikta ieškoti jo veido. Ir šiandien aš pats kovoju su laiko švaistymu, su išmaniu įrenginiu, kuris vilioja mano akis. Vėl ir vėl kažkokį tai vaizdelį pasižiūrėti, nes tie vaizdai keičiasi, jie nenubodus. Ten vis nauji tiktokai dedami ir tu žiūri ir tau neatsibosta. Bet žinot, tiesa tokia, raštas sako, akis nepasisotins. Kiek bežiūrėtum, tavo akis nepasisotins. O ten bus tų vaizdų ir tas laikas bėgs ir tirps ir tu žiūrėsi ir žiūrėsi. Ir kažką tai bandysi atrasti gerą. Va tą pamačiau, reikėtų tokį dalyką pasidaryti, ar ten taip pasielg. Po dienos pamirši, ką tu ten matei. Aš būna, kad net nusifotografuoju ekraną, kad atsimint, kokią gerą mintį ten pamačiau. Bet kiek iš tų dalykų nufotografuotų pasinaudoju, dar nei vieno. Bet turiu vilti, kad kaip įsirengsiu savo kambarėlį dirbtuvės ir ten kažką tai galėsiu konstruoti, susitvarkysiu įrankį, susidėliosiu į savo vietas ir visą kitą. Tada galbūt jau kada pensijai būsiu, galėsiu kažką tai pakonstruoti ir visą kitą. Ir kaip ten sako, kieno ten svajonės? Mes svajojame, mes pateisinam savo laiko švaistymą. Ne? O akis mus traukia. Bet žinot, Dievas mus kviečia turėti jo išmintį, būti prisipildžius jo išminties. Bet iš kitos pusės, žinokit, brangieji, raštas sako, kad įgyti išminties yra pavojinga. Nes su išmintimi ateina ir skausmas. Nes tu pradedi matyti visai kitaip, nei matei iki šiol. Tu pradedi matyti Dievo akimis tas situacijas, žmonių gyvenimus. Ir tu matai, kiek ten skausmo, kiek neteisybės. Ir tada vėlgi ateina noras, o kaip spręsti tas problemas, kaip padėti. Bet kada mes neturim išminties to matymo, mes būnam susirūpinę tik tai savo pasaulėliu ir gyvenam savo gyvenimą ir mums dzin nerūpi, kas ten kaip gyvena. Tegul kenčia, patys prisidirbo. Bet kada mes prašom išminties, supratimo, žiūrėk, akis pradeda atsiverti ir tu pradedi matyti. Ne tik šalia tavęs esančio žmogaus vidinį skausmą, kažkokius tai išgyvenimus, bet tu pradedi matyti šito miesto, tautos, pasaulio tą tamsą. Ir iš to gimsta misijos. Žmonės važiuoja į kitus pasaulius, kitas šalis, gelbėt žūstančių sielų, nes jie pradėjo kitaip matyti. Nes Dievo išmintis į juos įėjo. Jų širdies akys atsivėrė. Bet mes neprašom, nes mums nepatogu. Mes tada pradėsim suvokti, matyti, kaip save mes galim apiplėšti. Kad reikės mokėti tą kainą. Bet labai patogu gyventi savo pasaulėlį, susikūręs. tą orbitą savo ir sukies toj orbitoj. Ir tau niekas nerūpi ir tu patenkintas. Ir tu galvoji, kad Dievas taip pat mąsto kaip ir tu. Bet Dievas netoks kaip mes. Yra jo tiesa, yra jo žodis. Ir Kristus jisai kviečia mus būti tarnais, sekti jo pavyzdžių,
kaip jis apiplėšė save, nusižemino ir tapo tarnu, ėjo per Izraelio žemę, gydė žmonės, maitino juos, kalbėjo tiesą, griovė velnio darbus, raštas sako, kad Kristus griovė velnio darbus. Ir Dievas dabar nori mus naudoti, kad mes būtume jo darbų tęsėjai, kad Dievas per mus griautų velnio darbus. Mūsų aplinkoje, šitam mieste, mūsų tautoje. Ir išties Dievas jisai nori mus padaryti tais tarnais, bažnyčiai, šeimoje, bendradarbių rate. Kad mes būtume apsivilkę tarno mantijas ir būtume pasiruošę patarnauti, atiduoti save. Jeigu reikia su skausmu, su ta dieviška išmintim ir dieviška jėga tai daryti. Ir tada situacijos keisis. Kol mes tik tai savo orbitai sukomės ir sakom, Dieve, leisk, aš nekartą sakęs esu, Dieve, poreikiai, mano poreikiai, Dieve, tą atsakyk, aną atsakyk, ten padėk, čia saugok, čia gydyk, Dieve, ir leisk man gyventi taip, kaip aš noriu. Leisk man gyventi taip, kaip aš noriu. Tu mane aprūpink ir tiesiog leisk man mėgautis gyvenimu taip, kaip aš suprantu. Bet Dievas sako, brangusis, brangioji, aš turiu planų ir aš noriu, kad tu gyventum taip, kaip aš suplanavęs ir numatęs. Aš noriu iš tavęs padaryti tarną. Aš noriu, kad tu visų pirmiausia savo šeimoje būtum tarnu, tarnaitė. Dieve, duok man jėgų, išminties ir supratimo, kaip patarnauti žmonai, kaip patarnauti vaikams. Atiduot save kūrybingai, išmintingai. Žmonom įsakymas paklūsti savo vyrams mylėti savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią. Moterims turinčioms netikinčius vyrus sako, kad ir be žodžių vyrai būtų laimėti Kristui. Kaip elgtis? Kaip gyventi? Kad vyrai žiūrėdami į savo tikinčias žmonas sakytų, kažkas tai vyksta tavo gyvenime. Kur tu ten eini? Ką tu ten garbini? Kad tu tokia moterim tapai. Aš sužavėtas, aš noriu eiti. Aš noriu išgirsti. Bet čia vėlgi, kada žmogus apsivelka tarno mantiją, išties, jis keičiasi ir tada kiti jie nori sužinoti, iš kur tas žmogus semiasi jėgų, kaip jisai tose situacijose taip tvarkosi ir jam nusišvilpt ant kitų nuomonės. Jis tiesiog seka savo viešpatės pavyzdžių ir atiduoda save. Atiduoda save, nusižemina. Kiek daug nebūtų ginčo, kažkokių tai nesusipratimų šeimoje, jeigu šeimoje tiesiog būtų apsivelkama, sekama Kristaus pavyzdžių ir apsivelkama ta tarno mantija. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Įsivaizduojat, ko Kristus prašo? Ir čia yra apiplėšimas savęs. Kita gerbti labiau nei save. Sako, laikykite aukštesniu už save kitą. Įsivaizduoju, šeimoje vyras gerbė žmoną, žmona gerbė vyrą. Ir vienas kitą laiko aukštesniu už save. Koks sutarimas? Vaikai žiūri, jie nustebę, nes jie mato pagarbą santykiuose tarp tėvų. Tai jiems yra pavyzdys, tai jiems tas bagažas kraunamas į jų kraitį, kada jie kurs savo gyvenimus, kad jie turėtų tų jėgų, prisimintų tos pavyzdžius. Bet jeigu mes nenorim savęs apiplėšti,
mes tada priekaištaujam vienas kitam. Mes atrandam būdų, kaip įkast vienas kitam, ane? Kaip užgauti vienas kitą. Bet Kristus to neragina. Taip elgiasi šis pasaulis. Bet sekantis Kristumi, jie meldžia ir prašo, Dieve, padėk man save apiplėšti. Padėk man save apiplėšti. O mintis sukasi, tai tave kojas valysis, tavo sutuoktinis. Jeigu tu taip nusižeminsi, bet kuo tu pasitikė. Jeigu tu pagal Dievo žodį paklūsti tam įsakymui, viešpats bus tavo apsauga. Ir jis neleis antrai pusiai valytis į tave kojas, nes viešpats viską sustatys į savo vietas. Nes mes esam kviečiami laikytis jo žodžio. Ne? Jo įsakymo. Sako, kas pažįsta mane, laikosi mano įsakymų. Kas laikosi mano įsakymų, myli mane. Ar tu myli Kristų? Klausimas. Ar tu myli Kristų? O taip. Bet ar tu laikais, ką Kristus prašo tavęs? Laikykite aukštesniu už save. Nieko nedaryk varžydamasis. Įsivaizduojat, šis pasaulis, jisai varomas tų dalykų, varžymosi, pavydo, meilės pinigams. Tai pagrindiniai valdžios siekis, tai pagrindiniai motyvacijos šaltiniai. Ir dabar tikintis, iš jo atimami šio pasaulio jėga, motyvacijos šaltiniai. Ir paliekamas tik tai vienas. Meilė Kristui. Paklusnumas Kristui. Kristaus įsakymas. Atiduot save. Pilnai apiplėšti save. Dėl artimo ir dėl Dievo. Ir jeigu bažnyčiai vyksta kažkokios, tai ne, su kažkuo tai tu varžais. Raštas sako, nieko nedaryk varžydamasis. Nieko nedarykite varžydamiesi ar iš tuščios puikybės. Įsivaizduojat? Tai dėl ko tada daryti? Jeigu nebūsiu pagerbtas, pripažintas, dėl ko tada daryti? Kam iš jūs tada daryti? Padarysiu ir ačiū, niekas nepasakys. Dėl Kristaus. Dėl to, kad ta didžiulė kaina sumokėta. Ir šiandieną, sakau, mes nesuvokiam, ne, kokioj maloniai mes stovim. Ir kaip mes šiandieną esam saugomi. Ir tas kvietimas išminties, augti meilėje, o ne išmintyje. Paulius meldžia, sako, kad meilė augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopų įžvalgumu. Bet čia tu turi apiplėšti save, kad augt meilė. Kas tau suteiks jėgų? Įsižiūrėjimas į Kristų. Ne? Be abejo, kiti pavyzdžiai, tikinčiai pavyzdžiai, kaip jie atiduoda save. Paulius sako, sekit mano pavyzdžių, kaip aš seku Kristumi. Sako, ir jūs auksit, jūs keisitės, nes Paulius buvo atsidavęs Kristui ir sekė. Kažką tai matai sekantį Kristumi, turi teisę kopijuoti, sekti to žmogum, bet nesudievinti jo, ne? Nes žmogus jisai gali suklupti. Gerais pavyzdžiais mes turim sekti. Sako, Filipiečiams laiške Paulius, jisai čia ir sako, kad meilė augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopų įžvalgumu, kad mokėtumėt pasirinkti, kas tobuliau. Kad būtumėte tyri. Ne? Ir tas kvietimas. Ir čia yra savęs apiplėšimas, brangieji. Įsivaizduojat? Apie kokį apiplėšimą čia Dievas kalba? Sako, kad mokėtumėt pasirinkti, kas tobuliau. Kad augtumėt ir augtumėt meilėje. Ne? Ir į tokį apiplėšimą savęs Dievas kviečia.
Ir mes galvom, kad tai nuostolis bus, apiplėšim save. Be abejo, kova vyksta mūsų viduj. Ir sakau, su tais tiktokais, šiandien Kim Jong-unas apnamau su Putinu. Kim Jong-unas, Šiaurės Korėjos vadas, kaip jis ten? Nes vakar vaizdelių prisižiūrėjau apie Rusiją, apie Šiaurės Korėją. O šiandien atsigulęs atsiminiau sapną, kad sapnavau. Kad ten vyko kažkokie tai dalykai. Ir galvoju, ko prisisotina smegenis. Nes kaip ten toliau vystysis, tas konfliktas Ukrainoje, ar ten daug tų korėjiečių atsiūs, ar ukrainiečiai stovės, o gal čia mum jau riesta pasidarys. Geriau eičiau melstis. Bet žinot, tos akis, jau įpročių žiūriu, tapo įpročių. Skaitau šventą raštą, ruošiuos pamokslui, atrodo jau pavargau nuo šventą raštą, aš telefoną atsiverčiau, ten sklaidau, žiūrinėjau. Ir jau čia vidui vyksta kova. Ir suprantu, kad tai tapo įpročiu ir kad man reikės kovoti, kad atmušt tą įprotį. Ir daugeliui tikinčiui tai tampa įpročiu, išmanieji renginiai, nes labai, sakau, mūsų smegenims labai malonu matyti tos besikeičiančius vaizdus, nenuobodu, visą kitą. Bet žinokit, sakau, brangiai, akis nepasisotins. Ir ten išminties nedaug. Bet siek dieviškos išminties kainuoja. Ir tu kovoji tą kovą, tu apiplėši save, tu kovoji su savo kūniškumu, su savo išdidumu. Tu apiplėši save. Ir Viešpats kviečia į tą kovą. Ir Dieve padėk, teik man jėgų, nepasiduoti. Reikia disciplinos. Bet aš turiu Viešpatį, kurio galiu melsti ir prašyti. Ir Paulius sako, mąstykit kaip subrendę. Kaip subrendę tikintis mąsto. Renkasi, ką reikia. Ir Paulius, jisai sako, Filipiečiams taip pat laiške. Dabar galvoju, kur čia buvo ta vieta. Trečias skyrius nuo 15 eilutės. Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime. Čia tokia išvada padaro Paulius. Bet prieš tai, apie ką jisai kalba, mes skaitom nuo 8 eilutės. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostolių dėl Kristaus Jėzaus mano Viešpatės pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską. Ir viską laikau sąšlovomis, kad laimėčiau Kristų ir būčiau atrastas jame. Nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi. Teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu. Kad pažinčiau jį, jo prisikėlimo jėgą ir bendrystę jo kentėjimuose ir suaugčiau su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusiųjų. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs, tik vieną tikrą. Pamiršdamas, kas už manęs ir siekdamas to, kas prieš akyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Taigi, visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime. Tai reiškia koncentracija į Kristų, į tai, ką Kristus padarė. Kad būčiau persmelktas to supratimo, suaugčiau bendrystėje su jo kentėjimais, su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimo iš numirusiųjų. Ir Paulius sako, aš pažengiau kelius žingsnius, jau kažką tai pažinau, jau žinau daugiau negu kiti žino ir galėčiau didžiuotis. Bet sako, visą tai metu už savęs ir vėl veržiuos į priekį. Vėl tampu tuščias ir sakau, Dieve, dar nepažįstu taip, kaip turėčiau tave pažinti. Dar menkai suprantu.
Bet žiūrėkit, ten kažkas tai, kažkiek tai jau paskaitėm ir mums nosis jau užsirečia, jau mes tokie išmintingi, jau mes ginčiame vienas su kitu, aš taip suprantu. Mes kaip už savęs. Ir kad aš tuščias, Viešpatie, duok man pažinti ir suprast. Pats savo jėgom ir negali pasiimti. Bet ką Dievas sako, matai poreikį, melsk. Ir Dievas duos ir nepriekaištaus. Tik tai būna taip, kad mes nematom to savo bukumo. Arba tiesiog nenorim jį pripažinti, nenorim jo atsisakyti. Nes mus skaudina, žemina. Mes nenorim to kryžiaus nešti, brangieji. Bet Viešpats jisai kviečia, sako, sek mano pavyzdžiu, aš nesilaikiau pasiglemžęs savo lygybę su Dievu. Aš nusižeminau, aš apiplėčiau save ir tave kviečiu. Eik tuo keliu. Ir Paulius mus kviečia. Bet, kaip sakiau, mums tai yra didžiulis palaiminimas, didžiulis turtas. Kitoj vietoj Paulius sako, atbaikite savo išgelbėjimo su baime ir trebėjimu. Nes Dievas suteikia troškimą ir darbą iš savo palankumo. Tai reiškia, ką ir pradžioj minėjau, yra ta kasdienė malonė suteikta mums. Brangieji, šiandieną mes nesam persekiami dėl to, kad skaitom šventą raštą, dėl to, kad meldžiamės. Iš tavęs neatimami vaikai, iš tavęs neatimamas turtas, dėl to, kad tu pasakai, aš esu krikščionis. Ir tai šiandieną didžiulė privilegija. Tu laisvai gali išėjęs mieste kalbėti su žmonėm, išreikšti savo nuomonę. Gal kiti palaikys kvailiu ir visa kita. Bet šiandieną tu laisvai gali. Ir tai didžiulė mums malonė, kad mes galim laisvai šiandieną liudyti Kristų. Antras skyrius Filipiečiams laiško 15 eilutė sako, kad būtumėte nepiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusiai ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Ar mes galėsim spindėti šiame pasaulyje neapiplėšę savęs, tiesiog nepraradę savęs, pasilikę savo orbitoj, savo mąstyme, nesikeisdami, mes nebūsim tie žiburiai. Bet Dievas nori padaryti mus tai žiburiais, kad mes šviestume šiame pasaulyje. Kad išties Kristus būtų regimas per bažnyčią, per tave ir mane. Mes tam esame pašaukti. Ir šiandien iš malonės mes esame motyvuojami, įkvėpiami. Mes esame kviečiami nepalikti bergždžios Dievo malonės. Mes galim tiesiog iššvaistyti tą laiką. Ir rytoj ateis pirmadienis. Kokia tavo dienotvarkė? Kaip tu susidėliojai rytojus dienotvarkę? Ar toj dienotvarkiai Dievas tau davė laiko maldai? Aš manau, mes galim atrasti tiek pirmadienį, tiek antradienį. Galbūt reikės anksčiau atsikelt. Bet galbūt tu šiandien nori vakare pasižiūrėti kokį gerą filmą. Ir tada tau rytoj bus sunku atsikelt. Ir tu renkies. Bet kiekvienoj dienoj yra suteikta malonė. Ieškoti Viešpaties. Ir mes jau, matydami galbūt savo silpnumą, savo bejėgiškumą, mes jau šiandien turėtume melstis ir prašyti, Dieve, suteik man rytoj jėgų, skirti tau laiko, neišvaistyti tuščiai. Viešpatie. Šiandien jėgų laiku atsigult, Viešpatie, duok. Ar Dievas neduos? Dievas duos, nes teisinga malda. Bet būna, kad mes taip užsisukę, mes net nesusimąstom. Ir sakau, mes lekiam savo orbitoj. Bet nepalikim Dievo malonės bergždžios.
Paulius dar kitoj vietoje sako, kad vieni ieško naudos savo, o kiti ieško naudos Kristui. Vat būna, kad ir mūsų gyvenimuose mes naudos pradedam ieškoti savo, o ne Kristui. Ir čia, kaip pasakyti, mes turėtume save apiplėšti. Ir pamatę tai, atgailauti. Ir sakyti, Dieve, padėk man ieškoti tavo naudos savo gyvenimo kasdienybei. Savo gyvenimu padėk man ieškoti naudos tau, o ne savo. Nes mes gyvenam kūne ir mes vėl ir vėl užlinkstam į savo naudiškumą. Ir būnam, kad pradedam artimu naudotis dėl savo naudos. Nes mums tai patogu, mums gera, bet Kristus sako, ne, tu turi apiplėšti save. Tu turi būti žiburiu. Ir aš tau teikiu malonę. Ar priimsi? Ar matom mes tą malonę? Neturi jėgų? Nemotyvuoja tavęs? Melsk, prašyk Dievo. Atverk man Kristaus aukos prasmę. Atverk man Kristaus grožį. Te Kristus būna man įkvėpėjas. Ne pavydas, ne varžymasis, ne godumas, bet Kristus te būna man įkvėpėjas. Kristaus auka te įkvėpia mane. Ir aš žiūriu šiandieną, kad šties dar labai nedaug susimastau apie tą įkvėpimo šaltinį. Tiesiog būna, kad pareiga, pastorius dirbu ir turiu ten tą ir tą padaryti. Kas mane įkvėpia? Kas tave įkvėpia? Ne? Tie būna ta motyvacija teisinga, siekim teisingos tos motyvacijos. Ir tai taip pat, iš vienos pusės, siekti teisingos motyvacijos yra savęs apiplėšimas, bet tas apiplėšimas yra palaiminimas mums, turėti teisingą motyvaciją. Kas jaunus vyrus motyvuoja sportuoti? Jeigu taip paklausčiau Samuelio, savo sūnaus Gabrieliaus, kas juos verčia draskyti tuos metalus, kilnoti ir kentėti tą kančią salėj, tarkim, mane prakaituoti po 3-4 valandas, kas juos motyvuoja? Ir jie tik taip patys galėtų pažvelgti į savo vidų ir pasakyti, kas juos įkvėpia. Ar noras turėti gerą kūną, ar noras turėti sveikatą, ar ten darbe, kad būtų panaudota ta jėga, tarkim, mane ir visa kita. Bet čia vėlgi sakau, kiekvienas turi savo atsakyti, kas tave ir mane įkvėpia eiti bažnyčią. Kodėl tu ateini į bažnyčią? Gal tai tapo įpročiu? Ir kažkas tai tada turi keistis. Tiesiog tu eini net nesusimastęs, vėlgi, orbita ta tokia sukasi. Ir tu žiūri, ir to džiaugsmo tada nėra, ir tos ramybės trūksta, nes šaltinį pameti, nebematai, nebesemi iš tenai, iš kur turėtum semti. Ir Dievas jisai kviečia mus į palaiminimą, kviečia mus į savęs apiplėšimą, bet tas apiplėšimas yra didžiulis palaiminimas. Būt tarnu, būt Kristaus pasiekėjui. Ir Paulius, ką jisai sako, siekiu apdovanojimo aukštybėse. Mes galim čia šitoj žemėje siekti apdovanojimo. Bet Paulius jisai nukreipia daug toliau savo žvilgsnį. Aš gausiu iš Kristaus atlygį. Aš šiandieną tarnas, nusižeminęs. Galbūt kažkas tai iš manęs juokiasi, bet aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, dėl ko aš darau. Aš darau dėl savo viešpatės. Aš nusižeminau dėl jo. Aš apiplėšiau save, bet aš gausiu atlygį iš jo, nes aš jam tarnauju. Ir tada žmonės kažką tai pasako, pasiekia, tau jau nebesvarbu. Nes tu nekvieti nesąmonių. Tu seki savo viešpačiu.
Tu apsivilkęs tarno mantiją, tu tarnauji, tu atiduodi save su skausmu. Tu neši savo kasdienį kryžių, bet atlygis ateis ir vieną dieną mes stosim prieš jį. Ir tada atlygiai skirsis. Nes vieni daugiau save apiplėšė dėl Kristaus, kiti nenorėjo savęs apiplėšti ir gyveno savo malonumui. Ir tada tas atlygis nedidelis bus. Bet tie, kurie meldėsi ir sakė, Dieve, duok man išminties, jėgų ir supratimo apiplėšti save dėl tavęs ir dėl artimo. Ir tas supratimas augo diena iš dienos. Ir žmogus ėjo iš šlovės į šlovę. Kuo daugiau gyveno, kuo ilgiau gyveno, tuo didesniu tarnu tapo. Tai reiškia mažesniu. Ne tai, kad ten gerbiamas ten dar, bet dėl Kristaus nusižemino. Kristus nusižemino iki mirties, iki kryžiaus mirties ir mes esam kviečiami sekti tuo pačiu keliu ir tapti tais tarnais. Ir atlygis laukia. Amen. Tuo ir norėjau pasidalinti, brangieji, kad išties